Nu, eilinis rytas, vėl su savim reikia šnekėtis. Nes kam tą kamerą duota, jeigu tik tai ne kažką tai pasakyti. Nes rodyti nėra ką iš tikrųjų. Tikrai nėra ką filmuoti, nėra ką fotkinti. Tiesiog, kaip sakant, vieta sukurta kitiem. Moku pinigus, kaip sakant, už savo tos vadinamas telekomunikacijas, kad kiti galėtų mėgautis. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau reklamų, kuo didesnis garsas, tuo dažniau reklamos. Nu, karočią, viskas vyksta ne man, viskas vyksta jum, aplinkui. Manęs, kaip sakant, šiame pasaulyje nebėra, nes toks kaip žmogus kaip aš neegzistuoja, nebent, kaip sakant, labai daug meluosi ir tada galėsim aiškintis, kur tiesa, kur melas. Ne? Bet kadangi melo yra žymiai daugiau, nesvarbu, tu būk išgėręs alaus, tu būk paragavęs degtinės dėl dezinfekacijos, tu vis tiek būsi apkaltintas, kad esi pririjęs visokiausių tai narkotikų, kur laisvai šitoje žemėje vaikštame. Laisvai narkotikai, tai čia yra vieni laisviausi, ne, Europoje jau čia. Jo, nes nes toks tas gyvenimas pasirodo. Gyvename šiknoj, nahu. Gyvenam ten, kur žmonės gali ateiti, tavo privačią erdvę apspjaudyti, prišykti ir taip toliau. Nesvarbu, ką norėsi tu daryti, koks tavo buvo tikslas. Ar tavo tikslas buvo nekvepuoti, nejudėti, nemirksėti, galų gale gal net nesiklausyti. Pabandyti išgirsti savo širdies plakimą ir plaučių veikimą. Bet ne, tau atrodė, kad reikia žmonių. Taip, iš tikrųjų, kuo daugiau aplinkui žmonių, to saugesnis jausčiausi iš tiesų. Nes daugiau akių. Bet kadangi buvau siunčiamas darbo tikslais, nežinau, kur yra darbais, kuo toliau nuo žmonių, kad manęs niekas nematytų, tik pamatytų praskrendantį, kaip sakant, su kasiaku burnoje vaikį, tai buvo vienintelis matymas, ką jie galėjo pamatyti. Taigi, kameros įjungti niekada nebuvo galima, nes, sakoma, aš tiek neuždirbu, kad vien tą mokėti kiekvieną dieną, išlaikyti tą sušiktą teroristinę organizaciją, kaip vadinama policija, tą melo, visiško melo pertauktą ir supuvusi organizacija. Taip yra, aš turiu įrodymų, kad tu gali apkaltinti žmogų apsvaigimu, jeigu net nepatikrini nieko. O jeigu alkotesteris nustato, kiek tu esi špomkių surijęs ar kiek kokso priniuchinės, tai nežinau, tada žengiame į naujus laikus ir galėsime sakyti, kad pala, tu žiūrėk, tu gal per garsiai myži čia, šitam tualete. Pala, gal tu per daug čia klika, gal tavo mašina per garsiai dirba ir trukdo tam tikriems žmonėms susikaupti. Galima prisipysti ir vėl prisipys, nahu. Prisipys, gandonai, vėl privažiavo tėvas ir vėl pisa protą, koks jis ahujenas, blėt. Atsibodo tą žaidimą. Nahu. Pisa, nahu. Turės tik pakrovėjo aš, blėt. Debilizmas, ne. Aš prie visą gyvenimą prisiminsiu, kai aš buvau visiškai blaivas. Tai vis tiek tas pats. Blaivas, girtas, to apsišykęs, valgys, nevalgys, visada darys tą patį, pamato snukį ir puola. Nenoriu aš filmuoti su jumis, po velnių, jūs tai mane galite filmuoti ir tyčiotis iš manęs, Aš tai nenoriu filmuoti. Nes mano gyvenimas pernelyg daug praėjo, kad reikėjo domėtis, kas čia ką norėjo padaryti. Koks iš visų tikslas. Tipo įrodyti, kad esu debilas, tai ką, kaip sakoma, sėkmės. Sėkmės. Kontroliuot parką. Kontroliuok.
Bet tu mane nuiminėjai nuo bordiūrų. Tu tiesiog nuo paprastų bordiūrų mane nuiminėjai. Nes jeigu duodi kambariuką, tai būk žmogus, nesikiški ten. Ar aš telefonu kalbu, ar šoku, ar aš muzikos klausau. Žinai, tėvelis ir mamytė. Daugiau nieko nemačiau šitame pasaulyje. Tėvelį ir mamytė, ne. Ir nesvarbu, ar tu būsi gatvė, ar tu būsi kažkur uždarytas, blet, vis tiek tėvelis ir mamytė, ne. Ir jie pagalbos nesuteikė. Jie su viena ranka glosto, su kita muša. Ar tai tiesa? Tai yra 100% tiesa. Taip, turiu silpnus nervus. Kartais mėgstu išsilieti, kai dažniausiai man sako melą ir netiesą. Bet kambarį ramiai pabūti yra visiškai nesąmonė. Tai yra neįmanoma. Ir niekada nebuvo. Nes tai mentas už durų. Tai bedarbis už durų. Sakant, saugo kiekvieną savo išgertą gėrimą, nes nežinai, kas ten gali atsidurti. Nu, matai, yra labai sunku per trumpą laiką susakyti kuo daugiau. Labai sunku. Praktiškai reikia visas temas mėtyti iš karto paeiliui, vieną su kita, bandyti jungti, dėlioti. Ir galbūt gausis, ne. Per trumpą laiką susakyti 10 metų praleistą gyvenimą. Ne. Taip. Smagus buvo pirmieji 5 metai. Niekam nieko nesakiau, džiaugiausi, dėkavojau, kaip sakant, niekam nieko nekenkiau, tyliai buvau, ramiai sau sėdėjau, meditavau, sportavau, bet pastarosius 5-6 metus jau tapo baisu, nebesuprasi. Ne. Ar čia dėl kvėpavimo mane prisipisa, ar čia dėl to, kad dėl mano akių prisipisa, ar čia dėl to, kad aš sėdžiu, ne, ar dėl to, kad aš strečinas, ne, ar dėl to, kad tiesiog kažkur bandau judėti ir jūs vėl pertraukinėti. Nu, tas, žinai, kaip sakant, blaškymasis. Nu, tu žinai, kad tau reikia atsistoti, nueiti, užkasti, atsigerti vandens, paimti, išsivalyti dantis, išsimaudyti, ne, prasimankštinti. Tada eiti daryti kažką, parūkyti, bet taip niekad nesigauna, išlipi iš lovos ir iš karto netgi link tualeto jau einant, kad tą naktinį myžalą išvaryti iš savo kūno, nes tai yra natūralus labai dalykas, bet kai kuriem atrodo, kad tai labai nenatūralu, nes kažkada tikrai net tualetų nesinaudodavau. Tai taip jau yra, ne. Kiekvieną dieną vis baisiau, kiekvieną dieną vis priešai, vis bandys naikinti labiau. Kadangi aš silpstu fiziškai, psichologiškai, morališkai. Tai, o jūs stiprėjat fiziškai, jūs stiprėjat morališkai, stiprėjat psichologiškai. Tai jūs galite kartoti tą patį per tą patį. Bet jūs bijot kamerų, pasirodo. Bijot tiesiog paprastų kamerikių, kurios įjungtos. Aš irgi jungiau daug laiko, išjungiu, nieko. Karts save parodau, karts kažką pasakau, išjungiu. Palieku ilgiau, palieku trumpiau. Na, bet kas iš to, ne? Ar ta visa medžiaga, jeigu jinai yra nekelta į internetą, ar jinai išgyvens, ne? O čia buvo klausimas. Kiek žinau, 2 metų įvairiausių medžiagų. Iš vairavimo, iš sportinių dalykų, iš tam tikrų tiesiog eilinių darinių, sakinių buvo sukaupta ganėtinai nemažai. Na, bet kas iš to, vieną dieną atsikėlė ir žiūri, kad kompas jau atsidaro šiukšlyniai. Ir tavo visa medžiaga tapo sunaikinta. Ir tada supranti, kad ir tas bendravimas per socialinius tinklus buvo visiškai nereikalingas. Arba, kaip sakoma, bandymas tyčia įteikti žmogui, kad davai pateiki kažkokią medžiagą, mes galėsim žinoti, mes galėsim, kaip sakant, tave sunaikinti. Aš taip mačiau viską, nežinau, jeigu jums rodos, jūs žinokitės, jeigu jums
atrodo, kad buvo taip ir kitaip, ne, tai jūs galite teikti toliau už savo tą vadinamą tiesą, ar kaip ten vadinu aš, didžiulį melą, ne, kristi nors ir po traukiniu, ne. Nu, o pas mane viskas paprasta, nieko naujo šitame pasaulyje, tiesiog eiliniai 33 metai skausmo, nevilties, bado, tam tikro nepritekliaus pastovaus, nu, ir galų gale neleidimo mokytis, nes, žinai, jeigu vieni gali dideliame triukšme tiesiog studijuoti, skaityti, mokintis, gal jiems ir pavyksta, bet man ne, man turi būti tylu, ramu, be jokių pašalinių didelių garsų, o ypač murmėjimų, kažkokių už sienų šnekų, kurių net neina suprasti, tik tai, kaip sakant, gali išgirsti balsę ar dvi balsę. Nu, toks gyvenimas. Bėga metai, bėga laikas. Užteks ir 11 minučių.